apie peliuką Darių ir buldogą Haroldą. Gyveno kaimelėje vienas išdykėlis, kuris prikrėsdavo tokių šposų, kad ne vienam baltųjų Ramunių gyventojų nežėdavo rankos iškaršti jam kailį. Tas išdykėlis buvo peliukas vardu Darius. Ypač jis mėgo erzinti kaimelio tvarkdarį policininką buldogą Haroldą. Bet viena jo išdaiga baigėsi tuo, kad Darius visiškai pasikeitė. O buvo taip. Pačiame kaimelio centre Didžiosios Ramunės aikštėje stovi baltas namas. Jame gyvena buldogas Haroldas. Nors iš šalies jis ir atrodo labai piktas, bet toks tikrai nėra, nes kaipgi gali būti piktas tas, kuris labai mėgsta gėles ir jas pats augina. Visi kaimelio gyventojai žinojo šią policininko silpnybę. Žinojo ir peliukas Darius. Taigi vieną dieną jis nusprendė pasišaipyti iš Haroldo, nes jam pavydėjo. Buldogas neseniai buvo gavęs dovanų iš savo pusbrolio gyvenančio Australijoje – didžiulį maišelį su retų gėlių sėklomis. Darius sumanė tas sėklas nudžiauti. Nukeliavo jis į miestą, pripirko visokių daržovių sėklų ir, sulaukęs progos, kada policininkų nebuvo namuose, jas sumainė. Kada Haroldas grįžo ir pasėmęs maišelį su sukeistosiomis sėklomis jau ruošėsi jas pasėti, Driežos Motiejus atnešė jam telegramą, o joje buvo parašyta: Ponas policininkė Haroldai, kviečiame jūs dalyvauti pasaulio policininkų buldogų suvažiavime. Lauksime jūsų rytoj 10 val. Ryto Londono Vemblio stadione. Vyriausias policijos komisaras generolas buldogas Čarlzas III. Rytoj, susigriebė už galvos Haroldas ir viską metęs nubėgo krautis lagamino. Po pusvalandžio apžergė savo geltonąjį motorolerį, jis jau dulkėjo į aerouostą. Kaimelis liko be policininko. Ir todėl peliukas Darius ramiai pasėjo nudžiautąsią sėklą savo darželį. Tik net nenumanė išdykėlis, kokią bėdą savo užsikrovė. Praėjo savaitė, po to dar viena. Haroldas negrįžo ir kaimelio gyventojai pradėjo nerimauti, ar tik nebus policininkų kokia nelaimė atsitikusi. Bet dar po savaitės viskas paaiškėjo, kai vieną rytą baltųjų Ramunių kaimelio gatvėmis pralėkė šarka Ilona tarškėdama visų balsų. Kokia naujiena, kokia siaubingai įdomi naujiena, greičiau visi į Didžiosios Ramunės aikštę. Po 15 minučių aikštė susirinko visi ramuniečiai, net žiurkėnas Remigijus atkėblino. Ar žinote, kur mūsų Haroldėlis? Suspegė Ilona ir iškilmingai patirėjusi keletą sekundžių pranešė. Jis dalyvauja policininkų buldogų motorolerių ralyje aplink Afriką. Aš pati per radiją girdėjau. Jam gerai sekasi, va. Ir Ilona, palikusi apstulbusius kaimelio gyventojus, nuplasnojo namo. Nuo tos dienos visi vakarai sėdėdavo prie radijo imtuvų ir nekantriai laukdavo pranešimų iš Afrikos. Ypač jaudinasi bebras Gustas, nes tai jo sukonstruoto motoroleriu lenktyniavo Haroldas. O peliuko Dariaus darželėje tuo metu dėjosi labai keisti dalykai. Sudygę sėklos išleido daigus panašius į batus. Raudoni, mėlyni, juodi, geltoni, su aulais ir be jų, su raišteliais, su saktimis. Dariu net plaukai pasišiaušė juos pamačius. Ką pamatys kaimynai? Vapėjus dangstydamas daigelius ko papuolė. O Ilona dar prisigalvos, kad aš batų raištelius pasėjau. Greitai jo darželis atrodė kaip didelis šiukšlynas, visur gulėjo laikraščiai, seni rūbai, lentos ir kitoks šlamštas. Bet daigams tai buvo nemotai, po 3 dainų jie taip subijojo, kad jau nebebuvo įmanoma jų po ko nors paslėpti. Ir Darius viską numojo ranka. Tegul bus taip, kaip yra. Nusprendė jis ir užsidarė savo namelėje. Išeidavo iš ten tik naktį, kai visas kaimelis jau miegodavo. O policininkas Haroldas tuo metu tapo ralio nugalėtoju. Sutikti čempionų išėjo visi, išskyrus aišku Darių. Ir štai tolumoje pasirodė dulkių kamuolys, kuris vis artėjo, kol pagaliau ant kalvelės pasirodė geltonas motoroleris, ant jo sėdintis Haroldas ir žvirblio Vlado vairuojamas sunkvežimis su prizu, didžiulė žirafos skulptūra išpuošta margaspalviais Afrikos brangiaisiais akmenimis. Greitai minia ramuniečiai šurmuliavo Didžiosios Ramunės aikštė, kur buldogas Haroldas pasakojo apie lenktynes, apie Afriką, rodė prasivežtas įdomybės. Linksmybės tęsėsi iki vėlyvos nakties. Kai visi įsiskirstė, aikštėje liko tik tai Haroldas ir jo prizas. Policininkas sėdėjo atsirėmęs į skulptūrą, žiūrėjo į žvaigždėtą dangų ir galvojo, kaip gera vėl atsidurti namie. Staiga jo petį kažkas palėtė. Haroldas atsisuko ir pamatė išdykėlį Darių. Drebančių balselių, mykčiodamas ir painėdamas peliukas papasakojo buldogui apie savo nevykusį paukštą ir jo pasekmes. Bet vietoj pilos, kurios Darius tikėjosi, Haroldas jam padėkojo, kad peliukas pasirūpino retosiamis sėklomis. Tu gerai padarei, kad jas pasėjai.
Nes per tą laiką, kol aš lenktyniavau, jos būtų perdžiūvę ir nebesudygę, kalbėjus Dariui. Žinai, aš ir lenktynės todėl laimėjau, kad greičiau norėjau namo grįžti. O paskui abu patraukė pas peliuką apžiūrėti nematytų daigų iš Australijos. O rytą Šarka Ilona net į stulpą atsitrenkė. Kada skrisdama pas kepėją pelėną Mykolą šviežių bandelių pamatė, kaip du, rodos, nesutaikomi priešai, tupinėje Dariaus darželėje ir kažką paslaptingai šnibždasi sukišę galvas į maišą, kurį Haroldas iš Afrikos parsivežė ir kuriame, aišku, taip pat buvo kažkokios sėklos.